čia tas labai toks populiarus klausimas, kai, kažkokioje naujoje aplinkoje būna ir jūs dirbot kartu. Maždaug, wow, tai kiek jūs laiko per parą praleidžiat? Tai tas, yra tos tiesos tokios, jeigu tai paėmus, tai būna kartais, kad net kartu važiuojam į darbą, kartu grįžtam, kartu namie būnam ir ta rutina sukasi ištisai. Mes turime atskirus kabinetus. Bet aš jaučiuosi visą laiką stebima. Ne, iš tikrųjų tai, norėtųsi pasakyti, profesionalumo irgi yra tame, kad tu namų nesineši į darbą, o darbo į namus. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, aš netgi sakyčiau, kad tai yra didesnis pliusas negu minusas. Dėl to, kad jeigu mes būtumėm skirtingų specialybių, aš manau, mums būtų labai sunku po to vakare namie. Aš manau, kad su mediku gyventi, neturinčiam nieko bendro su ta specialybė, yra praktiškai neįmanoma. Arba tai visiškai yra apgaulė, arba labai daug paskaitų. Kas tada yra normalus gyvenimas. Labai džiaugiuosi, kad mes dirbam kartu, nes aš tam tikrą prasme ir saugesnė jaučiuosi. Vis tiek jisai turi desnę patirtį atitinkamose situacijose, todėl man situacijoje, atveju, aš drąsiai einu ir sakau, žinok, nežinau, ką daryti, davai man padėk. Nebijau pripažinti, kad kodėl, o ką daryti, o kaip elgtis, ateik padėti. Ir tikrai nebijau to pasakyti netgi prie žmonių. Daktarai, ateikite, man reikia jūsų pagalbos. Galvoju, kad gaunasi taip, kad aš visą laiką būnu, kai tu dirbi. Štai pasidėliuoju. Faina, sakyčiau, nežinau. Iš tikrųjų labai senai dirbam jau, tai tas labai senai, tai iš tikrųjų patirtis mūsų yra 20 metų. Pagalvoju ir pažiūrė atgal, nemažai tų metelių. Jau reiktų mažiau dirbti, o mes, matai, sugalvom dar daugiau. Tai. Tas sukimasis klinikoje kartu, bent jau mums tai tikrai nėra bėdos tame. Visiškai jokio džiaugsmo sunkumo nėra. negu kad ten ieškoti kažkokių minusų.